Sužinoti, kas sau geriausia, norint mylėti save, yra ko gero centrinis klausimas. Nes jeigu iš tikrųjų žinosi savo norus, tai belieka tada tik tai mąstyti, kaip juos įgyvendinti. Yra bėda ta, kad žmonės nežino savo norų ir kad prie tų norų yra gana sunku prieiti. Tai aš noriu pradėti nuo tokio paprasto pratimo. Siūlau klausytojui atsisėsti, nusistatyti laikrodį 10 minučių ir pasistengti ant popieriaus lapo surašyti, kaip galim daugiau norų. Visus norus, kokie tik ateis į galvą. Tai gali būti abstraktus norai, tai gali būti visiškai konkretus norai. Pavyzdžiui, nežinau, nuvažiuoti į Miami, nusipirkti raudonus batus, gauti Nobelio premiją. Visiškai atpalaiduoti fantaziją, kad nebūtų jokios cenzūros, nes tokiu būdu jūs leisti iš pasąmonės išlysti tiems norams, kurių nežinote, bet iš tikrųjų labai norite. Taigi, reikia atsakyti tokį klausimą, kas jums labiausiai padėtų užgydyti žaizdas, ko reikia jūsų vystymuisi, kad jūs išsiskleistumėte kaip žmogus, koksai dalykas labiausiai jūsų gyvenime negauna dėmesio, galbūt jums fiziškai reikia atsistatyti, galbūt intelektualiai jūs badaujate ir jūsų protas miega, galbūt jums trūksta meilės ar gerų santykių, o galbūt dvasinis matmuo pas jūs, niekaip nėra patenkinamas ir jūs nedalyvaujate šitokioj veikloj. Taigi reikia sužinoti. Ir dabar geriausias priėjimas prie to yra sustiprinti ryšį su jausmais, nes būtent jausmai mums pasako, kas su mumis vyksta. Na pavyzdžiui, jeigu jūs jaučiate kažkokį tai liūdesio, ilgesio jausmą, greičiausiai jūs praradot kažką. Tai ir jums, jeigu jūs pykstat, tai greičiausiai kažkas įlindo į jūsų teritoriją arba jūs iškyla kliūtis įgyvendinti jūsų poreikius. Vienu žodžiu, jausmuose jau iš karto yra užfiksuota, kas yra svarbiausia. Bet prie tų jausmų, vėlgi, kaip suprasti, ką aš jaučiu, ką dabar jaučiu, tarkime. Tai nėra taip paprasta. Reikia pabandyti ieškoti, kokie fiziniai pojūčiai jūsų viduj. Jeigu tas jausmas turėtų spalvą arba formą, koks jis būtų. Nes nebūna taip, kad jausmas labai aiškiai, ryškiai, tai yra retai būna, kad jis būtų vienas jausmas. Dažniausiai žmogaus paklausia, ką jis jaučia ir jis sakys, tarsi jaučiuos ramus, bet truputį kažkas erzdina, bet truputį kažko ilgas. Bus tokia jausmų visuma. Taigi juos reikia tarsi išgliaudyti, suprasti, ką tie jausmai jums kalba. Bet čia vėl prieinam prie kito dalyko, kad į tuos jausmus taip įsigilinti gražiai, kaip čia siūloma. Tai visų pirma reikia nustoti bet ką daryti, padėti šalį darbus, padėti mintis apie darbus, padėti mintis apie kitus žmonės, tiesiog nuo visko atsijungti. Likti vien tik su savimi. Kai kuriems žmonėms tai yra sudėtinga, nes kai jie nustoja bet ką daryti ir atsiskiria mintise nuo artimiausių žmonių, jie pakliūna tarsi į tuštumą. Ir tą tuštumą reikia kurią laiką, tarsi ištverti. Kai joje pabūsi savaime, iš vidaus, kažkur tai iš pasąmonės gelmių, atsiras tie atsakymai, bet reikia pabūti tiesiog nieko nežinant kurį laiką. Kartais yra vis dėlto ne taip lengva sužinoti, ypač tais atvejais, kai kažkokie tai norai buvo, bet numirė. Tarkime, kažko tai norėjot jaunystėje, kažko norėjot dar vaikystėje, gal net prieš 5 metus kažko norėjot, bet jums nepasisekė ir jūs tą norą palaidot ir jo net nebežinot, kad jūs to norit. O iš tikrųjų giliai viduje tas troškimas tūno. Bet kad jis ateitų, kartais tiesiog gali žmogus dieną galvoti labai intensyviai ir nesugalvoti, ko jisai trokšta, bet gali susapnuoti. Arba galbūt išvažiuoti reikia kažkokią tai kelionę ir ilgai nebūti namie, ilgai nebūti su savo artimais žmonėm, pakliūti visai kažkokią netipišką egzotinę situaciją ir tada tarsi iš perspektyvos išeis pamatyti, kas yra svarbiausia. Sako žmonės, kaip pakliūna į avariją, tai ten per tas paskutinės kelias minutės, kurias jie įsivaizduoja, kad tai jau paskutinės gyvenimo minutės, jie staiga suvokia, ko jie iš tikro norėjo ir ką jie turėtų įgyvendinti. Ar žmonės, kurie susirga mirtina liga, irgi labai susivokia staiga, ko jie norėtų gyvenime. Tai štai tie būdai gali būti labai tokie nepaprasti, kitiems žmonėms užtenka ir paprastesnių būdų, bet esmė yra ta, kad reikia surasti tuos norus, ieškoti savo balso, ieškoti savo prasmės gyvenimo ir jeigu jau pavyksta šiek tiek į tą įeiti, jau jums šiek tiek aiškiau, kas tai yra patys svarbiausi jūsų norai, tai kiekvieną dieną reikia juos dar susistiguoti. Tai turėtų būti įprotis, kad aš kiekvieną dieną paklausiu savęs, tai ko aš trokštu, ko aš noriu, kaip man sekasi tų norų siekti.
Ir šitoje vietoje man labai patinka tokia citata, kaip karžygys Ardžūnas sako paniūrusiam kariui. Jisai sako, eiti svetimų kelių pavojinga, o einant savų ir mirti palaima.